Taigi, mėlyje, norėjau šiek tiek priminti, šiek tiek pašnekėti apie funkcinės apsaugos reikšmę. Jūs turite galimybę, prisiminkite tai, kad jūs turite galimybę visą laiką save apsisaugoti. Tai yra jūsų pasirinkimas. Dauguma žmonių iš tikrųjų to nesupranta ir to nesigilina, nes jie netiki, nes jie nežino, kaip veikia energijos ir kad būtent jie pirmiausia yra energija, o paskui tik tai fizinis kūnas. Taigi ir jūs, mėlyjeji, lygiai taip pat esate energija, o paskui tik tai fizinis kūnas. Ir prisiminkite visą laiką tai, kad būtent energija, nuo energijos viskas prasideda. Ir pavyzdžiui, jūs turite galimybę savo energiją išlaikyti lygiai tokią pačią tyrą ir skaidrę, nepriimti kitų energijos, kitų emocijų, kitų destruktyvių minčių, kitų destruktyvių palinkėjimų. Taigi pirmiausia tai, kad jūs turbūt pastebėjote, kad bendraujant su kai kuriems žmonėmis, jums po bendravimo taip lyg pasidaro, lyg tai ir apsunksta, lyg tai ir galvoja visokios įvairios mintis ir visokios destruktyvios mintis ir emocijos destruktyvios gali ateiti. Tai tiesiog tai po bendravimo, tai ką reiškia? Tai reiškia, kad tas žmogus, visa jo energija, visa jo esybė, tai ką jisai įspinduliuoja, kokią energiją įspinduliuoja, jisai įspinduliuoja į jūsų lauką ir jūs tą energiją pasiemate savo ir jinai ateina į jūsų lauką, jinai įsilygina jūsų lauke ir jūs ir norom, nenorom pas jūs ateina mintis tokios panašios, kaip ir to žmogaus buvo ir kitokios ateina. Lygiai tas pats, jūs galite tas energijas prisitraukti ir iš aplinkos, nesvarbu ar bendraujate ar nebendraujate su tuo žmogum. Jeigu jūs tiesiog prasilenkiate beeidami ir jeigu prie jūsų lygiai taip pat gali prilipti tos energijos. Jeigu pas jumise yra tas kabliukas, galima sakyti, pas jūs gali ateiti tos energijos, įsipaketuoti jūsų lauke, jos sukuria jums tas situacijos, kokios paskui yra nelabai konstruktyvios, o gana netgi destruktyvios. Taigi visa tai yra energo mainai su kitais žmonėmis. Ir tai sąmoningi žmonės, jie renkasi apsaugoti savo lauką. Tai yra daugiau negu kad vien tik tai kalbu aš apie raudoną siūlą. Apsauga raudono siūlo. Tai yra daugiau negu vien tik tai, kad raištelis ant rankos, ar tai kažkokias ten grožio raištelis. Ne, tai visiškai kas kita. Tai yra daug daugiau. Tai yra energetinis užblokavimas, nes kadangi būtent kairė ranka, ypatingai moteriams, tai jos yra emocionalios ir būtent kairė ranka yra kaip tarsi portalas, kuris pasiema visą tą, kas yra negatyva, visas tas energijas jos pasiema, linkusios pasiimti, taip, tai kairė ranka jinai pasiimančioji ir būtent čia yra tas portalas ir jeigu tu žinai, kad būtent čia šitas portalas, jisai pasiema visas energijas, kokios jisai bebūtų, visos energijos ateina į jūsų lauką. Tai tos destruktyvios dažniausiai energijos, tos, kurios jums gali pakenkti, tos, kurios jūs gali išsunkti. Tai tiesiog tai yra portalas ir būtent čia per šitą portalą mes dedame tą raudonąją siūlo apsaugą tam, kad apsaugotume save, apsaugotume savo energiją, kad į mus nebūtų tas energetinis išpuolis iš kitų žmonių, taip, iš bet kokių kitų, kad ir savų ar nesavų, ir tai nesvarbu. Tai svarbu, kad įvyksta energomainai. Ir jeigu jūs neapsaugote tos savo lauko, energetinio lauko, savo fizinio lauko, nes pirmiausia, energetinėme lauke vyksta pasikeitimai. Vėliau ateina į jūsų fizinį lauką tie patys pasikeitimai ir dar sunkesni. Ir tada jau jūs turite daug daugiau susiimti, kad iš fizinio lauko išimti tuos pasikeitimus. Tai gali būti įvairių ligų ir kitų nesklandumų pozicijoje. Taigi visa tai yra jūsų sąmoningume, jūsų pasiruošime apsaugoti save, apginti savo energiją, apginti savo kūną. Ir raudonasis siūlas, funkcionalusis raudonas siūlas, kuris gali jūs tai apsaugoti. Svarbu yra nedaryti tai įvairius ritualus, kur taip aš esu įdėjusi taip, kaip taisyklingai užrišti savo raudoną siūlą apsaugą ir kaip taisyklingai tai padaryti savo vaikams, artimiesiems. Bet svarbiausia yra intencija, sąmoningumas, kad jūs esate pasiruošęs apsaugoti savo energo lauką. Tai tarsi antspaudas, parodantis
išreiškintis, parodantis visatais pirmiausia ir paskui visiems kitiems žmonėms, kad jūs užantspauduojate savo energiją, kad jūsų energija neišsieikvotų ir neįsilaistytų, neišeitų į kitas teritorijas, kitiems žmonėms, taip, bet kad jinai pasiliktų jums, tai pirmiausia, ir kad į jūsų lauką neateitų tos svetimos energijos, kurios jums gali pakenkti. Neateitų tos energijos, tos, kurios netinkančios jums, ir kad jūs jų nepasiimtumėte. Nes dauguma žmonių, pavyzdžiui, pabendravę, kad ir su kitais žmonėmis, dažniausiai, kad gali būti su destruktyviais, nedestruktyviais, tai yra ne tokia esmė, o tai, kad po jų bendravimo dažniausiai lieka įvairios mintis. Tai, kaip sakoma, tas triukšmas galvoje. Mintis, kurios įvairaus pobūdžio. Ir tai ir yra energija, kuri užsisėda jūsų energolauke. Ir būtent tada prasideda tie įvairūs procesai. Jinai nusistovi jūsų energolauke. Jinai duoda pradžią įvairioms kitoms situacijoms. Jinai duoda pradžią jūsų emocijoms, jūsų mintims, jūsų emocijos ir mintis. Jeigu jūs jų net pažįstate, kad tai yra jūsų, jūs jas prisiemate kaip savo. Nors tai gali būti ir net ne jūsų, o kitų žmonių. Tiesiog nusėdusi energija. Ir jūs pasiemate ją ir pripažįstate tai kaip savo. Ir nuo tada pradeda vystytis įvairūs veiksniai, įvykiai, kurie nulemia įvairias situacijas. Taip? Ir tai yra ir jūsų patirtis. Taigi viskas priklauso nuo jūsų sąmoningumo. Kaip jūs pasiruošę apsaugoti savo energiją. Kaip jūs esate pasiruošę apsaugoti save, savo fizinį kūną. Taigi tai yra tas raudonasis siūlas, tai kaip ir sakiau, tai ne grožis, tai ne atributika, tai yra antspaudas. Antspaudas, nurodantis prieš visatą, prieš jūs pačius, kad jūs esate sąmoningas, kad tai yra jūsų pasirinkimas. Jūsų pasirinkimas saugoti savo energiją nuo išorinės energijos, saugoti savo energiją į savo lauką, ne tik tai nuo išorinės, bet kad ir jūsų energija nenutekėtų kitam žmogui, kitiems žmonėms, kad jie nepasiimtų jūsų energijos, kad jūsų energija reikalinga jums patiems įvairiems patirtims, įvairiems veiksniams, kad jūs pasiliekate savo energiją. Turėjau aš tokių daug tų atvejų, tų teigiamų atvejų, kai žmonės pasakojo, kas vyksta, kai siūlas yra uždėtas ant rankos ir kai siūlo nėra. Tai yra didelis ir skirtingi dalykai. Tai tiesiog čia kiekvienas žmogaus yra pasirinkimas juos pamatyti. Sąmoningas pasirinkimas juos suprasti ir suprasti, ką tai reiškia. Taigi tai turi būti patirtis tam, kad suprastų tą dalyką ir tam, kad įeitų į tą sąmoningą pasirinkimą. Taigi, mielieji, prisiminkite visą laiką tai, kad jūs visą laiką turite pasirinkimus veikti arba tiesiog užsimerkti ir toliau miegoti. Tai tik tai nuo jūsų priklauso, nuo jūsų sąmoningumo priklauso, ką jūs toliau darysite. Tai jeigu jūs nusprendėte saugoti savo energiją, jeigu jūs nusprendėte saugoti savo kūną ir tą energiją, kurią jūs įspinduliuojate, tai raudonas funkcionalas, taip, raudono siūlo funkcionalas, apsauginis funkcionalas, tai yra pats tikriausias ir pats geriausias dalykas šiuo momentu, tai fizinis dalykas šiuo momentu, kuris veikia visais laukais, per visus laukus. Per energetinius jūsų lauko, jisai apsaugo jūsų energetinį lauką, jisai apsaugo jūsų fizinį lauką, jisai apsaugo jūsų mentalą. Kas yra svarbiausia, tai yra jūsų mentalą, kuomet neteis ta svetima energija į jūsų galvą, minčių pavidalu. Jinai neteis, jinai neužstriks, jūsų mintis bus prie jūsų galvoje, jums nereikės rinktis, pas jūs sumažės triukšmas, pašalinis triukšmas. Ir jūs tada daugiau turėsite analizuoti savo mintis ir galėsite suprasti save daugiau. Tai čia yra dideli procesai, čia yra didžiuliai transformaciniai procesai, daugiaformiai procesai. Ir tai tik tai pradžia, o tai neskaitant tai, kad jisai apsaugo jūsų energiją. Jūs neišeikvojate tiek energijos, kiek jums yra duodama per parą. Tai yra toks didžiausias pliusas. Tai yra jau kitas variantas. Jūs neišeikvojate, jums dar lieka tos energijos, kiek jinai yra duodama per parą. Jūs galite rinktis, kur jūs ją norite panaudoti. Tai toks dalykas dar. Ir dar kitas dalykas, jūs nepasiemate nieko svetimo. Jūs turite tik tai viską, kas yra su savimi, kas yra jūsų. Tik tai jūsų. Taigi nieko svetimo jisai neprileis. Būtent šitas funkcionalas.
Taigi ir tai jaučiasi, galiu pasakyti, kad tai jaučiasi, ypač jeigu turite daug aktyvių veiksnių ir jeigu siūlas jisai susinešioja, arba jisai atsiriša, arba jisai nutrūksta, o jisai tai gali būti tiek vienu, tiek kitų variantų, ir nutrūkti gali, ir susinešioti, nukristi. Tai ką tai reiškia? Tai reiškia, kad tai buvo per daug įvykių jūsų gyvenime, jūsų tame laikotarpyje. Ir jisai jau viską pasiėmė savo. Jisai viską pasiėmė savo ir jisai nukrenta, jisai nueina. Ir būtent tada šitą siūlą reikia sudeginti ir užkasti į žemę. Taigi ir iš karto vėl kurti, vėl dėtis naują. Nes būtent tik tai tada pasirodo, kad kaip jisai pasiėmė viską savo, o jeigu net ir nenutrūksta. Jeigu praeina daug įvykių ir jūs pajaučiate, kad ranka lyg tai pradeda nemaloniai dilgčioti, ar tai nemaloniai kažkaip tai mausti, tiesiog būtinai pasikeičiate siūlą ir vėl viskas atsistato. Taigi šitas siūlas pasiema visą tą energiją, kuri ėjo link jūsų, taip? Jisai visą ją neutralizuoja. Tai vat kiek daug yra pliusų būtent šito raudonojo siūlo funkcionalas, būtent šitą patirtį jūs kiekvienas turėtumėte sąmoningai rinktis. Tai jūsų pasirinkimas, jūsų teisė ir jūsų sąmoningumas, kas turėtų pasireikšti kiekviename iš jūsų atsibudusiame žmoguje. Dar vienas yra labai svarbus dalykas, tai, kad raudonojo siūlo funkcionalas, jisai atriboja nuo įvairių destruktyvių įvykių. Tai yra labai svarbu vaikams, ar tai jaunoms moterims, ar tai jaunoms gražioms moterims, ar tai bet kuriam kitam žmogui, kuris nenori papulti į destruktyvias situacijas, būtent įtakoje kitų žmonių. Tai noriu pasakyti tai, kad dauguma atvejų šitas siūlas jūs padaro nematomų kitiems. Tiesiog nematomų kitiems, tiesioginė ta žodžio prasme. Nes duosiu tokį pavyzdį, pavyzdžiui, nusijėmus siūlą, tu eini ir prie tavęs kabinėjasi įvairūs žmonės. Gali būti įvairios situacijos, gali ateiti, gali būti tiesiog kabinėjimasis vien todėl, kad prisikabinti, nes žmonės pajaučia aukštesnę energiją ir jiem reikalinga ta energija. Tarsi vampyras, ane? Jis nori to kraujo ir taip ir tie žmonės, kurie pajaučia aukštesnę energiją, jie ateina ir nori jos pasiimti ir provokuoja, daro įvairias situacijas. Įvairiais žodžiais, įvairiais būdais nori išprovokuoti, kad ją pasiimti tą energiją. Ir tai būna įvairūs dalykai. Tai, kad jeigu graži mergina eis kokią per gatvę ar kažkur tai kitur, tai tiesiog prie jos pradės kabinėti žmonės. Ar tai ypatingai jaučiasi tuomet, kai yra išgėręs žmogus, tuomet jisai yra nevaldomas, o valdomas, būtybių valdomas, ir tuo metu jisai pradeda kabinėtis prie tos merginos ir įvairiais būdais norėdamas iš tos energijos pasiimti, norėdamas pagauti tą reakciją iš jos. Tai nors jinai ar bėgs, ar nebėgs, ar jinai bandys šnekėti, ar kažką tai, ar tai reaguos, ar nereaguos, tai visai nesvarbu, bet jisai darys viską, kad jinai sureaguotų, kad jinai ar atsakytų, ar dar kažką. O tuo tarpu, kai tu nešioji šitą raudoną funkcionalą, tu tampi tokiems žmonėms nematomas. Jie nemato, į tavo laukas yra uždarytas, jisai užantspauduotas ir jie supranta, kad iš tavęs tos energijos nepaims. Būtent šita apsauga tave atriboja nuo tokių žmonių. Taip, aišku, dar yra toks faktas, kad tokie žmonės, destruktyvūs tavo lauko žmonės, jie neateis į tavo lauką. Kitas variantas. Nes jie tiesiog neateis, nes todėl, kad jie neturės to impulso. Jie nejaus to impulso, supraskite tai. Jie tiesiog supras, kad intuityviai supras, kad jie negali pasiimti iš tavęs energijos. O jiemgi reikia tavo energijos. Todėl ko jie nori ateiti. Tai būtent kai tu nešioji šitą funkcionalą, jie negalės pasimti iš tavęs energijos ir jie neateis į tavo lauką. Taip atsiribos tavo bendravimo ratas, giminių ratas, artimųjų ratas, taip atsiribos. Bet liks tik tai tie tikri draugai, tie tikri artimieji, kurie tikrai tave myli, kurie su tavim nori būti. Tai su tokiais žmonėms, tai tikrai žmonėmis, tu ir gali būti, tu ir gali tobulėti. O visi kiti, tai ar tau reikia, kad būtų tas žmogus, kuris yra netikras, kuris nori tik tai pasiimti tavo energijos, kuris nori dėka tavo energijos save vystyti, save tarsi vampyras gerti, taip? Tai ar tau reikalingas toksai žmogus? Aišku, kad ne.
Nes tai turi būti abipusis palaikymas, abipusis supratimas, o ne tik tai iš vienos pusės. Taigi pasigalvokite patys ir darykite sąmoningus sprendimus.